Gal jau laikas jau pradėti daryti tobulus tortus, o ne tik svajoti apie juos. Aš pastebėjau jau senai, kad yra toks dalykas. Daugelis jūsų tik tai stebi, žavisi, žiūri, tikrai žinau, kad labai nori ne tik žiūrėti, kaip daro kiti, bet ir patys daryti. Tai aš jums siūlau nieko nelaukti ir užsirašyti į mano mokymus, kurie trunka 2 mėnesius, bet per tuos 2 mėnesius jūs grįžite namo jau su galimybė kurti iš karto. Žinau, kad labai daug iš jūsų nupirko mokymus, sudalyvavo, bet grįžo darbai, kažkokie rūpesčiai ir praeina savaitė kita, 3 ir tie pinigai, kuriuos jūs investavote, jie jau praranda savo vertę, nes jums neįmanoma atgaminti tai, ką jūs matėte ir darėte. Ir jums tenka susidurti su tokiu nemaloniu jausmu, kaip jausmas, kad prarandate pinigus. Bet aš jums noriu grąžinti jūsų viltį. Jūs savo rankomis padarysite ir pabrėšiu 10 kartą. Ten nereikės super įgūdžių. Ten tiesiog reikės padaryti paprastai, bet atrodys labai efektyviai. Žodžiu, aš jums siūlau minimaliom pastangom išmokti daryti tortą, kuris atrodys profesionaliai ir su wow efektu. Mokymuose jūs sužinosite, kaip padaryti dabar madingą puošimą lambet. Kas nežino, tai yra su kremu, gražūs ornamentai. Yra visiškai nesudėtinga, bet reikia išmokti valdyti maišelį ir išspausti tos ornamentus. Toliau, jūs išmoksite dažyti. Va tarkim, žiūrėkite, koksai intensyviai juodas tortas. Sužinosite, kaip tai padaryti, išnaudojant minimaliai dažų ir išgaunant to intensyvią spalvą. Tas pats su ryškiom, tarkim, raudona spalva, ne, tas pats su ryškiom spalvom, paaiškinsiu kaip. Prie to pačio sužinosite, ką daryti, kad ganašas neprakinėtų. Išmoksite nubėgimų, išmoksite tą pačią veidrodinę glazūrą, sužinosite, kaip padaryti veidrodinę glazūrą be gliukozės sirupo. Na, aišku, prie tokių dalykų mes dar neprieisim, tai yra dar vienas mano, bet ten jisai brangesni yra mokymai. Ir, tarkim, tokie dalykai jie reikalauja kitų dalykų. Bet mokymai, kuriuos aš jums dabar siūlau, ten sudėta, kaip aš sakiau, pačios paprasčiausios technikos, tiesiog sudėti tam tikrą struktūrą ir jūs turite galimybę iš karto panaudoti tas žinias. Ir svarbiausia, kadangi įgūdžių kažkokių tam tikrų reikia minimaliai, jūs galėsite pasinaudoti gautomis žiniomis, kad ir po metų ir po 2 niekur tai nedings. Nu, aišku, jūs turėsite ir medžiagą pasižiūrėti ir visą kitą, bet jūs tikrai žinosite, kaip paprastai padaryti efektyviai, gražiai. Taigi, nepraraskite tokios galimybės, nes primenu, grupės yra nedidelės, 2 mėnesiai, maksimum 8 žmonės. Jeigu nepakliūnat į programą, reikės laukti arba 4 mėnesių, arba daugiau, matysim. Tai va, taigi labai kviečiu, ypač visus tuos, kurie dalyvavo mano mokymuose, ateikit, išnaudokit galimybę, atmuškit savo pinigėlius, turėkit pagaliau galimybę pasidžiaugti tuo, kad jūs galite sukurti tobulą, gražų desertą ir skanų, ir gražų. Laukiu jūsų.